Šiandien jaučiausi baisiai, kupinas nevilties. Vaikštinėjau po pamiršto miesto gatves. Žibintų šviesa man rodė kelią. Kraupi nežinia apsėdusi mane kėlė nerimą. Žingsnis po žingsnio ir aš atsidūriau ant tilto. Leidosi saulė ir savo paskutiniais spinduliais apšvietė mano tamsų šešėlį. Pažvelgęs į skaidrų upės vandenį supratau, kad nebegaliu taip gyventi. Upė nesustos, jis žino, kur ir kokiu tikslu keliauja. Deja, aš apie save to negalėjau pasakyti. Mano gyvenimas kaip veidrodžio šukės. Kažkas atėjo, visas pragaro liepsna degantis, ir sudaužė jį, vilties ir laimės simbolį. Lėtai perlipu per metalinius turėklus ir pamažu atsisėdu ant krašto. Vėjo papūstas švarkas sujudėjo ir aš atsiminiau savo seną draugą, kuris buvo nuolatos ištroškęs kraujo. Jis naikino žmonių gyvybės, griovė jų viltis ir svajones. Aš jam tariu, sudie, ir daugiau mano širdyje nebebus blogio. Aš išmečiau šaukdamas iš pasitenkinimo. Jis krito labai lėtai, primindamas man gėdingą praeitį. Koks aš buvau baisus, ginklų kontrabandos, stambios narkotikų siuntos ir besiliejantis kraujas. Dieve, aš nebenoriu toks būti. Nurieda ašara. Skaidri kaip stiklas, kurios nebuvo jau 20 metų. 20 ilgų metų mano širdis buvo akmeninė. Šis saulėlydis buvo toks gražus ir šiltas mano širdžiai. Gyvenimas linko į pabaigą, kaip ir šis saulėlydis. Apsidairiau, norėdamas pamatyti pasaulį kitokiamis spalvomis. Kaip man gaila, ne savęs, o tų žmonių, iš kurių atėmiau tai. Atėmiau gyvenimą. Paskutinį kartą susitepiau rankas krauju. Aš noriu būti laisvas kaip paukštis, skraidyti po mėlyną dangų ir nejusti sąžinės graužimo. Mano laisvės troškimas buvo toks stiprus, bet toks nerealus. Juk žinojau, būdamas 18, į kokį purvą mane traukė gražiamis kalbomis. O skaudžiausia buvo tai, kad kelio atgal nebebuvo. Mano gyvenimas lydo ir nebuvo nieko, kas ištiestų pagalbos ranką. Iš lėto drebančia ranka perbraukiau ašarą nuo veido ir jau buvau pasiruošęs viską baigti. Visa upė skendėjo saulės spinduliuose. Artėjo paskutinė mano gyvenimo scena. Artėjo knygos galas ir ant šachmatų lentos paskutinis karaliaus ėjimas. Jau buvau pasiruošęs viską baigti, kai išgirdau ją. Ji bėgo link manęs, verkdama kruvinomis ašaromis. Nereikia, neverta. Tai buvo paskutiniai žodžiai, kuriuos girdėjau. Žodžiai privertė bijoti mano širdį. To, ko nemačiau. Tai dangaus pykčio. Dievo rūstybės. Kūnas sustingo ir privertė sielą laukti jos.